Sveiki visi, sveikinuosi servise 007, norėdamas pristatyti štai tokį puikų šeimyninį Dodge Grand Caravan automobiliuką. Chrysler Pacifica, žinoma, vis labiau populiarėja, taip kad Chrysleriai, Town & Country ir Dodge Grand Caravanai jau pakankamai kažkaip retai sutinkami dirbtuvėse, bet iš tikrųjų visai neseniai du iš eilės padarėm. Vienas iš jų štai šitas Dodge Grand Caravanas. Tai 3.6 varikliukas, pentastaras. Tuo pačiu dujinės įrangos montavimo metu buvo pakeistas uždegimo žvakės, pakeistas tepalo aušintuvas kartu su tepalo filtro korpusu į metalinį, į aliuminį. Tai tokios tipinės 3.6 pentastaro problemos eliminuotos taipogi, kaip ir minėjau, pakeistos žvakės, ir sumontuota kokybiška Landirenzo Evo OBD dujinė įranga, apie kurios komponentus truputį papasakosiu. Tai pats valdymo blokas štai šitoje vietoje. Šitoje pusėje sumontuotas Landirenzo Li10 Turbo Oversize dujų reduktorius. Matom taipogi skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą OMB BFC. Dujinės fazės filtras lengvam priėjimui aptarnavimui taipogi čia. Slėgio davikliukas priekyje. Dujiniai purkštukai iš abiejų pusių sujungti reiškias. Ir sumontuoti Reilo G7 Dakota. Pats dangtis truputėlį pakeltas be abejonės, bet gražiai lygiai visais 4 tvirtinimo taškais pristvirtinę savo vietoje. Viskas gražu, švaru, nuvalyta, taip kaip ir turi atrodyti. Kalbant apie dujinės įrangos montavimą Landirenzo mūsų dirbtuvėse, tai kaip visą laiką kartojas, aišku, daug kartų, tai montavimo metu naudojame tik kokybiškiausias medžiagas ir priemonės, tai įskaitant ir specialias dujinės žarnas, kurios neskleidžia kvapų, spyruoklinės sąvaržas, kokybišką dujinės fazės filtrą su atnaujintų elementų, be abejonės dujinės įrangos laidyną vėlgi adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui. Visų laidų ilgiai yra parenkami tokie, kokie jie turi būti, jokių perteklinių prikaišytų laidų kampuose jūs nepamatysit. Visi tie laidai yra sugrupuoti, įvilkti į apsauginės gofras, tos gofros yra taipogi izoliuotos, o kiekvienas kontaktas yra lituojamas ir apsaugomas termokembrikais su klijais. Dujinės įrangos saugiklis taipogi yra matomas, prieinamas, tech apžiūrė dažnai prašo parodyti, pademonstruoti, kur jisai yra. Tai be abejonės klientų instruktažo metu bus viskas paaiškinta, parodyta ir pademonstruota. Tai kaip ir minėjau, viskas gražiai, sudėta patikimai, tvirtai, kaip sakyti, tam, kad kiek įmanoma mažiau trukdytų kitiem variklio eksploatavimo darbam ir tuo pačiu galėtume dujinės įrangos aptarnavimą padaryti labai greitai, nesudėtingai ir pakankamai paprastai, kadangi abu filtrai mums čia prieš nosį, viskas matosi, viskas be jokių problemų prieinama. Tai apie patį variklio skyrių būtų tiek. Dujų mygtukas montuojamas centrinėje konsolėje, pačiame centre, štai šitoje plaukiojančio, sakykime, dalyje. Aš gal paskui pridėsiu nuotrauką, nes dabar be abejonės neįlysiu ir neparodysiu. Antros eilės sėdynių susilankstymo vietose, štai kur tos sėdynės sulenda į šitas vietas, šitose vietose mes turim 2 po 46 litrus balionus. Tai 92 litrai nominalas, tai apie 70 litrų pagal faktą degalinį mes jau galėsim prisipilti dujų. Tai o pildymas padaromas prie benzino užpilimo vietos, štai šitoje vietoje atsidarom, iš karto sukam adapteriuką ir galim atlikti dujų pildymą. Viskas gražiai užsidaro, pasislepia, jokių čia blynų, kaip matot, ir purvas, žiemas sniegas, paskui reikia gramdyti, lysti ir nesąmonės daryti, taip kad čia be abejonės tikrai patogi ir patikima vieta, nors daugelis dujininkų traktuoja, kad čia neįmanoma to pildymo įdėti. Tai tiek apie Dodge Grand Caravaną bei kokybišką Landirenzo sistemą sumontuotą servise 007. Jei ieškot kokybiškų sprendimų ar kažko panašaus, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.